Sveiki, žadėjau patikrinti, kiek amerikiečių sėdi Lietuvoje, tai nėra sunku, Google Enter angliškai suprantu. Mūsų krašto apsaugos ministerija angliškai praneša. Tai 2024 metų naujiena gegužės, kad du rotaciniai batalionai pasikeitė Pabradėje. Tai batalionas Lietuvoje būdavo 2000 karių, nežinau kiek čia amerikietiškai. Tai tarkim 2000, tai 4000 pasikeitė į 4000, gal dar daugiau. Ir 2025 m. sausio 29 dienos naujiena, kad atvyksta 9 mėnesiam 2 batalionai irgi. Tai dabar 2 batalionus turime Pabrodėje, Pabrodė vietiniai taip vadina. Pabrodėje turime 2 batalionus, dar ten UK Special Force'ai sėdi, apmokina ukrainiečius daryti diversinės akcijas Pabradės miške. Visi viską žino, aš manau ir rusai žino, jeigu net aš žinau, tai visi viską žino. Ir tada, jeigu batalioną įmam už 2000, tai yra 8000 šiuo metu Lietuvoje. Jeigu batalionas kažkoks tai didesnis, amerikietiškesnis, tai grubiai tariant turime turbūt 10 000. Net nežinojau, ačiū žiūrovai ir klausovai, kad esate, dėl jūsų stengiuosi, tai ir pati kažką sužinau. Aš įsivaizdavau, kad gal koks 1500 yra tik tai. Tai turime apie 10 000, greičiausiai nuo 8 000 iki 10 000, nes batalionas amerikinis gali būti didesnis. Aišku, reikia panaršyti, kiek iš tikrųjų iš viso, apie ką čia eina kalba. Dėl saugumo, dėl žvalgybinių reikalų jie niekada gali ir neatskleisti, kiek tiksliai sielų vienetų atskrido. Tai turime 10 000 ir gretinant su Trumpo pasikeitusią labai veido išraišką, pasakė, sunkus čia reikalas. Spėju, kad jisai ištrauks withdrawins šitus visus gražuolius iš Pabradės miško, nes Pabradė tai iš viso yra prie Baltarusijos sienos, Baltarusija yra alijanse su Rusija, kad Rusijos alijansas nesijaustų puolamas. Jie gali paprašyti mainais, jie dabar jau pasiūlė, Lietuva neturi ką pasiūlyti Amerikai, tokios sumos 75 trilijonus. Sandorį pasiūlė ir amerikiečiai viską darys, nes Amerika turi labai daug problemų, labai didelių socialinių problemų. Dabar turi Kalifornijos gaisrus, uraganų, pasiekmes turi, ten kas 4 šalies gyventojas, ten liktai kalėjime sėdi, ten benamių yra visokiausių narkomanų, ten siaubingai daug problemų, benamystė ten labai didelė. Ten profesoriai, gydytojai, teisininkai vagonėliuose gyvena. Aš žiūrėjau per YouTube, tai yra labai baisu. Tai jeigu yra Trumpas nors ir milijardierius truputį į socializmo pusę, gali būti, kad jie turi socialistinį kokį tais projektą pastatyti, kokius ištisus miestelius benamiams ar šelterius. Ten yra tų prieglaudų problema, kad prieglaudose nepakankamai vietų, vis tiek žmonės turi miegoti gatvėse, šelterių gal pastatys kompleksą. Tam reikia užsimti, tam reikia pinigų, tam reikia net ne milijonų, o milijardų. Tai jie priima kiekvieną pasiūlymą ir gal žemės ūkį nori atgaivinti. Ten dabar kiaušiniai kainuoja kažkas tai $7 ir 15 už dėžutę. Ten baisinių yra problemų visokiausių. Ir jie įveliami į įvairiausius karus, į visokiausias nesąmonės. Ir dabar tuos 8 ar 10 000 karių, tai nežinau, ar čia grinai Lietuva išlaiko. Gal Amerika irgi turi čia juos išlaikyti, tai irgi labai brangu. Ir kam čia Lietuvoje laikyti 4 batalionus? Tam, kad bet kada permesti Ukrainą, tai visi mes tą suprantame. Ir kažkur parašyta tam, kad ginti Lietuvą nuo Kaliningrado, ginti nuo Rusijos. Tai pasidomėjau, nes žadėjau. Ir Lavrovas kaip gyrė Trumpą. Jis sako, dabar su nauja kepuryte vaikšto, kad aš įvykdžiau rinkimų pažadus. Jo vienas iš pažadų buvo per 24 valandas baigti karą Ukrainoje. Tada jisai prisipažino, kad tai yra neįmanoma, kad reikės pusės metų, bet jisai gali bandyti ir jisai pradėjo konkrečius veiksmus. Tai jis tą pažadą rinkimų įgyvendino. Dar jisai žadėjo, jeigu žmonės ten kreipsis ar sužinos kalinius išlaisvinti, tai jisai jau išlaisvino iš Rusijos, iš Baltarusijos, atnaujino ryšius laisvindami tuos kalinius. Su Baltarusija atnaujinti diplomatiniai ryšiai, su Rusija atnaujinti ekonominiai ryšiai.
nuimtos sankcijos, kai kurios, Baltarusijai nuimtos sankcijos trąšoms. Ir tam Londono samite, tai liktai Italijos premjerė pasakė, kad neturėtų būti dviejų vakarų, bet jau atsirado, jau dabar Norvegija neduos Amerikai dujų. Labai įdomiai, ne? Neduosime jiem dujų. Tai va taip darosi. Jeigu žmonės nori taikos, tai jie labai blogi, o Zelenskis nori toliau kariauti ir jam dabar kiekviena šalis duos po kelis milijardus, jis turės labai daug milijardų ir galės dar mėnesį 2 pasišaudyti. Pakariauti dar galės, gal pusę metų dar galės pakariauti. Nes tiki šitą savo misiją, bet visas yra pervargęs, labai baisiai atrodo. Tiki tą misiją, bet jau jisai, nežinau, net vištų būreliui tvartui vadovauti netinka, o čia vadovauja kariuomeniai, vadovauja valstybei. Matėte, koks jo yra persitempimas, perdėgymas. Trumpas gal norėjo tą parodyti visam pasauliui, kas iš tikrųjų, kaip atrodo Zelenskis, nes žmonės nežino, jisai papudruotas, rodomas knygos, rašomas filmai, kuriami. Jau seniai visi sako, kad jisai visas traukuliuojasi, mirkčioja, nosį liečia. Tai čia dabar labai aiškiai pamatėme, tai tiek.